Lietuvoje yra 3 dalykai, dėl kurių geriau nesiginčyti. Krepšinis, cepelinai ir tai, kad privalai turėti nuosavą būstą. Mokėti nuomą tai mesti pinigus į balą. Moki bankui už savo, o ne svetimam dėdei. Girdėjau šitą 100 kartų, tiesa? Bet kas jei pasakysiu, kad tas tavo išsvajotas 2 kambarių butas Šnipiškėse ar Kauno centre su 30 metų grantu nėra jokia investicija. Tai yra tavo brangiausias hobis, kuris lėtai siurbia tavo laisvę. Šiandien Jonas paaiškins, kodėl tavo močiutės patarimai nebeveikia 2026-aisiais ir kodėl kartais nuomotis yra pats protingiausias finansinis sprendimas tavo gyvenime. Pasiruoškit, bus daug skaičių, truputį skausmo ir daug tiesos. Didysis svetimo dėdės mitas. Pradėkim nuo klasikos. Aš moku nuomą 800 eurų, o paskola kainuotų 750 eurų. Reiškia, aš taupau. Na, paskaičiuokim. Kai tu nuomojasi, 800 eurų yra tavo lubos. Tai yra maksimali suma, kurią išleidi už stogą virš galvos. Sugedo kranas, skambini dėdei. Prakiuro stogas, dėdės problema. Pakilo nekilnojamo turto mokesčiai, dėdė liūdi. Tu ne. Kai tu nusiperki butą, tavo paskolos įmoka yra tik grindys. Tai yra minimumas, kurį sumokėsi. Pridedam. Palūkanos. Euribor – tavo geriausias draugas, kuris šokinėja kaip tavo nuotaika per pilnatį. Turto draudimas. Gyvybės draudimas, nes bankas nori, kad net tavo mirtis būtų pelninga. Remontas, nes po 5 metų tas skandinaviškas minimalizmas pradės luptis. Notaras ir mokesčiai, kuriuos sumoki dar net negavęs raktų. Investicija yra tai, kas tau deda pinigus į kišenę. Tavo butas, kuriame gyveni, tik traukia juos lauk. Tai nėra investicija, tai tavo gyvenimo būdo kaina. Alternatyvios sąnaudos. Dabar pakalbėkim apie tai, ko niekas nemato. Apie prarastas galimybės. Įsivaizduok, perki butą už 200 000 eurų. Tau reikia bent 30 gabalų pradinio įnašo. Dar kokius 20 000 sukiši į apdailą, baldus, užuolaidas ir tą fancy šaldytuvą, kuris daro ledą. Iš viso 50 gabalų kešo iškeliauja į betoną. Jei tuos 50 000 eurų įmestum į S&P 500 indeksą ar kokį kitą protingą fondą ir tiesiog pamirštum 30 metų, po 30 metų su vidutinė 8% grąža, tu turėtum virš 500 000 eurų. Tuo tarpu tavo butas, na jis gal bus vertas 400 000 eurų, o gal ir ne. Prisiminkit 2008-uosius. Bet per tuos 30 metų tu bankui palūkanų būsi sumokėjęs dar kokių 150 000 eurų. Tai kur čia tas pelnas? Tu tiesiog nusipirkai labai brangų būdą laikyti savo daiktus vienoje vietoje. Inkaras versus sparnai. Lietuviai mėgsta stabilumą, bet 2026-aisiais stabilumas yra naujasis kalėjimas. Tarkim, tau pasiūlo darbą Londone, New York'e ar bent jau Klaipėdoje su dvigubai didesne alga. Jei nuomojasi, susidedi Nike krepšį, atiduodi raktus ir po savaitės jau faksini naujam biure. Jei turi paskolą, prasideda drama. Reikia nuomoti, o kas prižiūrės, reikia parduoti, o rinka dabar stovi, o gal tiesiog važinėti po 2 valandas į darbą. Paskola yra 30 metų įsipareigojimas vienai lokacijai. O kas jei po 5 metų kaimynas už sienos nuspręs tapti profesionaliu būgnininku, arba tavo rajone atidarys naktinį klubą pas Algirdą. Tu esi pririštas, o laisvė judėti yra didžiausias tavo kapitalas, kol esi jaunas ir nori uždirbti. Kada pirkti apsimoka? Nesupraskit manęs neteisingai. Aš nesakau, kad buto pirkimas yra blogis. Aš bandau paaiškinti, kad nereikia savęs apgaudinėti terminais. Pirkti butą apsimoka kai tavo emocinė sveikata priklauso nuo to, ar gali išsigręžti skylę sienoje bet kada. Pripažinkim, namų jausmas yra svarbu. Tavo paskolos įmoka plus visos priežiūros išlaidos yra drastiškai mažesnės nei nuoma, kas dabar prie didelių palūkanų būna retai. Tu perki ne savo, o nuomai. Štai čia jau investicija. Kai kažkas kitas moka tavo paskolą, o tau gale mėnesio lieka bent ant kavos. Bet jei tu perki tam, kad turėtum savo kampą, vadink tai vartojimu, kaip naują telefoną ar kelionę. Tai tavo malonumas, o ne verslo planas. Išvados ir iššūkis. Tai koks verdiktas? Jei turi 50 gabalų pradiniam įnašui, nelėk iškart pas brokerį. Atsisėsk, pasiimk Excel lentelę arba paklausk Jono ir paskaičiuok, ką tie pinigai veiktų rinkoje. Galbūt geriau 5 metus nuomotis, investuoti skirtumą į akcijas ar savo verslą ir po tų 5 metų butą nusipirkti už grynus, o ne būti banko įkaitu iki pensijos. Klausimas jums. Kas geriau, būti laisvu nuomininku su 100 000 portfelių akcijose ar laužyti galvą dėl Euribor nuosavame bute? Rašykit komentaruose, Jonas pasiruošęs muštis. Oi, diskutuoti. Prenumeruokit kanalą, spauskit varpą ir pasidalinkit šituo video su draugu, kuris ką tik paėmė paskolą 30 metų. Tegul ir jis šiek tiek pajaučia tą lengvą skausmą širdyje. Iki kito karto skaičiuokit galvą, o ne emocijom.